Sculptra – tai injekcinė procedūra skirta ne tik atkurti prarastą audinių tūrį, bet ir pagerinti odos kokybę, skatinant natūralią kolageno gamybą. Skirtingai nei įprasti hialurono rūgšties užpildai, Sculptra neveikia kaip momentinis užpildas. Jos veiklioji medžiaga Poly-L pieno rūgštis odoje veikia kaip biostimuliatorius. Ji palaipsniui aktyvina fibroblastus ir skatina kolageno sintezę. Su amžiumi kolageno kiekis odoje mažėja, todėl ji plonėja, praranda stangrumą, ryškėja raukšlės. Sculptra veikia šio proceso priežastį, padeda atkurti odos struktūrą iš vidaus. Rezultatas formuojasi palaipsniui. Per kelias savaites ir mėnesius oda tampa stangresnė, elastingesnė, mažėja raukšlių gylis. Kadangi pokyčiai vyksta natūraliai, veidas nepasikeičia, tik atrodo jaunatviškesnis ir labiau pailsėjęs. Dažniausiai rekomenduojamas kelių procedūrų kursas, o pasiektas rezultatas gali išlikti iki 2 metų ar net ilgiau. Sculptra ypač tinka pacientams, kurie siekia natūralaus, ilgalaikio rezultato ir nori ne tik pakoreguoti esamus pokyčius, bet ir kryptingai gerinti odos būklę ateityje. Dažniausiai užduodami klausimai apie Sculptra injekcijas. Kuo Sculptra skiriasi nuo hialurono rūgšties užpildų? Sculptra nesuteikia greito tūrio efekto. Šios injekcijos skatina natūralią kolageno gamybą, todėl rezultatas formuojasi palaipsniui ir atrodo natūraliau. Kiek Sculptra procedūrų reikia atlikti? Dažniausiai rekomenduojamas 2 procedūrų kursas. Tiksli schema parenkama individualiai įvertinus odos būklę ir paciento tikslus. Kada matomas rezultatas atlikus Sculptra procedūrų kursą? Pirmieji pokyčiai gali būti pastebimi po 4-6 savaičių, o galutinis rezultatas vertinamas po kelių mėnesių. Kiek laiko išlieka efektas atlikus Sculptra procedūrų kursą? Rezultatas gali išlikti iki 2 metų ar ilgiau, nes susiformavęs kolagenas yra natūrali odos struktūros dalis. Ar Sculptra procedūra yra saugi? Sculptra yra ilgą laiką atliekama ir plačiai ištirta procedūra. Kaip ir visos injekcinės procedūros, ji turi būti atliekama kvalifikuoto gydytojo. Kokie galimi šalutiniai reiškiniai atlikus Sculptra procedūrą? Dažniausiai pasitaiko laikinas paraudimas, patinimas ar jautrumas injekcijos vietoje. Retesniais atvejais gali susiformuoti guzeliai, todėl svarbu laikytis gydytojo rekomendacijų. Kam ši procedūra tinkamiausia? Pacientams, kuriems būdingas odos plonėjimas, elastingumo sumažėjimas ir bendras veido tūrio praradimas, bei tiems, kurie siekia natūraliai atrodančio palaipsniui atsirandančio rezultato.